Taigi sveiki, šiandieną kalsime ką, ogi iš Australijos kilusį ginklą bumerangą. Kalsime negrįžtamai, buvo iš metalo, nelabai ir padarysi grįžtamai, manau, bet nežinau. Kalsime šiaip iš minkšto metalo, tai iškart pasiklausai nebus kietas ir jisai, žodžiu, nebus toks aštrus, kaip sakant, buvo greitai atšips. Tai ką, nieko nelaukiam ir pradedam. Taigi, kaip ir sakiau, kalsime bumerangą, kalsime iš šito metalo, jisai 40 ant 5 mm. Tai reiškia, kad čia 4 cm, o čia 5 mm. Tai va, aš čia iškart pasižymėjau viduriuką. Pradėsime nuo padarant kampą, tai tiesiog va taip kalsiu arba va taip daužysiu ir padarysiu 9 laipsnių kampą ir tada tiesiog taip iškalsim ir žiūrėsim, kas gausis. Šiaip nežinau, kaip gausis, nes nesu daręs, kad tipo tiesiog visų pirma daužau ir tada iškalu. Aš viską pirmą iškalu ir tada sulenkiu tą 9 laipsnių. Bet šį kartą kitaip pabandysim ir pažiūrėsim, kas gausis. Tai va, tai pradedam nuo pačio lankstymo. Pabaigiau lenkti kaip ir 90 laipsnių, dabar kaip ir sakiau, kalsime, sukalsime ten, tiesiog suplosime, nieko labai įdomiaus čia ir nėra, bet man tai tas toks ginklas labai patiks, manau. Tai va, tai dabar tiesiog suplosime, tai pradedame. Tai va ir pabaigame kaip ir šį iš Australijos kilusį ginklą. Turiu dar ir mažesnį pasidaręs. Nežinau, manau mažesnis geresnis nei didesnis šiame atveju. Tai va, turime kaip ir štai šitą bumerangą. Aišku, dabar reikės juos pratestuoti. O, į plytą įstrigo. Tuoj parodysiu. Čia kažkokiu žodžiu, čia nieko gero. Tai va, tai dabar reikės juos pratestuoti. Tai kaip sakant, pradedam. Kaip sakant, medį praskėlė, viską praskėlė ir štai toks savo bumerangas viską padarė. Bet, aišku, kaip ir sakiau, iš minkšto metalo kaltas, tai ne koks jisai yra. Bet geras projektas, toks trumpas labai. Šiaip geras ginklas, šiaip galingas. Bet ne aštrus. Tai va, tai tikiuosi patiko šis video ir susitiksime kitame.